Kur jie padėjo? Turi būt kažkur. Paslėp, reikia mums. Samurai, susipažink, Špilmantas, draugai būsi. Ramiai sakiau. Dienotvarkė čia tokia. 6 keliatės, 7 pusryčiai, ramiai sakiau. 12 pietus, 7 vakarienė. Supratot? Nesupratai? Neaišku? Gerai. Ramiai sakiau. Girdi? Koks ten sakė tavo vardas? Vilmantas? Špilmantas, ne Vilmantas! Labas. Aš Samuraitis Samuravičius. O, tavo atriška? Nori atriška? Labas. Klausyk. Žinai, kodėl aš taip... Kam raunu? Klausyk, žinai, kodėl aš taip atrodau? Nežinau. Todėl, kad labai mažai valgau. O žinai, kodėl aš taip atrodau? Ne. Todėl, kad kiti prie manęs nelįstų. Ir žinai dar, toks dalykas. Tai geriau, kad nieks nežinotų, bet ir taip visi žino. Labą dieną ir šiepėsi. O žinai kodėl? Ne. Bijo, manęs bijo. Netiki? Ne, tai kokį tikiu. Žinok, manęs irgi kartais bijo. Sako, kad aš nusišneku. Man neduoda kirvio. Kam tu tas kirvis? Nu kaip tai kam? Nu man reikia. Jie irgi klausia, kam tau kirvis, kam tau kirvis. Man reikia kirvio ir viskas. Nu aš tau gausiu tą kirvį, jeigu atstos. Pažiūrėk geriau, kad atvedė. Matai? Nu mačiau, kas čia. Kaip tai kas? Dantis, pažiūrėk. Tai žinok, dantų tai ir aš turiu. Čia ne šiaip savo dantis, čia ypatingas dantis, pažiūrėk. Nu gal ir kitoks. A ko jis ypatingas? Šitas dantis yra geležinis. Žinai, ką tai reiškia? Ne. Tai reiškia, kad esi blogas, labai blogas žmogus. O tai klausyk, šitas dantis geriau už kirvį tada? Ne, nieko lygiai. Jau tokį turi visiems aišku, esi blogas žmogus. Žinai ką? Tada man geriau dantį, o ne kirvį. Va. Eik! Tai kas tai išeit. Bet aš to atnešiu. Kada? Rytoj. Kas? O kas? Mes. Čia. O ką veikiam? Stovim. O jie? Ten. Nu, ką veikia? Sėdi. A, tai gerai. Nu, tai gal ir gerai. Dar žinai, prieš 24 metus dar ir loteriją esu laimėjęs. Gali patikėti? Nu nieko sau. Ir dantis, ir loterija. Turbūt su to loterija kažką pripainiojo. Gal ir pripainiojo, bet vis tiek laimėjau. Kad man taip? Nu tai gerai pagalvok, tau praeitį irgi kažkas yra atsitikę. Nieko. Jokios praeities, tuščia. Nu, čia gali sėdėti ir be praeities. Bet man daug blogesni dalykai darosi ne tau. Bet tai kitų turi dantį. Nu ir kas tas dantis, va, supranti? Va šitos va durys iki va čia va, man yra riba. O vėliau aš gal ir iki jų nebedaisiu. O tai kas tu yra sergi? Nesergu. Supranti, vieną dieną aš tiesiog pajutau, kaip pasaulis pradeda užsiraukinėti, kaip kokie subinėje. Ir būtent ties manim. Užsiraukinėti? Nu taip. Aš anksčiau ir vaikščiodavau, ir keliaudavau, aš daug ką darydavau. O paskui pajutau, kad pasaulis paima ir užsiraukia, ir būtent ties manim. Aš tau ir sakiau, žinok, kad dantis ir loterija nieko gero nelauk. Klausyk, o jeigu mes abu už tų durų pabandytume išeiti, gal gautųsi kas nors? Nieko nesigautų. Neisiu. Aš tau, žinok, padėsiu. Va, atsistojame ir einam. Einam.
Kur tu eisi, tu pažiūrėk? Kur tu išeisi, tu prieš to atrakinsi? Nu taip. Palauk. Žinai ką? Va, aš tau to parodysiu. Žinok, aš kai ką turiu. Štai. Nu ir kas? Nukosėjau. Va, rankeną dėk ir einam abu. Davai. Nu galim pabandyti. Stop. Bet tu esi pirmas. Tai taip, aišku, aš gi atsuktuvą turiu. Nu tai pabandyk. Nu, dėk čia. Von tu. Aš tuoj va prisuksiu. Čia valdykloj, kai buvau, aš pasiėmiau jį. Nu ir kas? Va, žiūrėk. Ir viskas? Viskas. Laisvė. Ir dabar galim... Žiūrėk. Galėjai. Galiu eit? Viskas, galėjai. Pirmas. Kur?